Ah, labukas. Tai vat, įrašinėju turbūt 33 kartą. Bandžiau visokius scenarijus rašyti, skaityti ir man nieko nesigaudavo ir iš tikrųjų net nežinau, ar dabar gausis. Jaučiasi toks jaudulys, nežinau apie ką šnekėti, bet yra pasitikėjimas ir pasitikėjimas, kad viskas gausis taip, kaip turi gautis. Tai va, tai šitą kelionę aš vadinu potencialo atvėrimo kelionę. Kodėl būtent potencialo atvėrimo kelionė? Nes leidžiu dabar viskam išsipakuoti iš šitos būsenos, iš šio momento. Gražiausiai, kaip tai gali išsipakuoti. Labai neseniai mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Gerai žodžio prasme. Labai pastebėjau, kad daug savo meluoju, kad bendrai žmonės labai daug savo meluoja ir kad tuo pačiu meluojant savo mes meluojam labai daug kitiems ir gyvenam ne savo gyvenimus. Ir kai tai pamačiau, mane tai labai pribloškė ir pradėjo labai viskas keistis mano aplinkoj, mano ratuose, mano darbe, mano bendrai gyvenime visur. Ir dabar aš toks stoviu kaip mažas vaikas vidury pasaulio, žiūriu į pasaulį ir nežinau, ką noriu jame veikti. Jaučiau savyje belen kiek daug pykčio, belen kiek agresijos, nepasitenkinimo šito pasaulio, nepasitenkinimų Dievu ir nežinojau, ką daryt. Atrodo, tarsi visas mano pasaulis, kuris buvęs, sugriuvo, o naujas dar nesusiformavo ir aš nežinojau, kaip gyvent. Ir dėl to nusprendžiau vieną iš dalių. Nusprendžiau šitą kelionę dabar įamžinti sau ir pasidalinti su tavimi. Kiek ieškojau internete, YouTube ar kituose platformose, nieko panašaus pagal savo specifinį, pagal savo istoriją neradau. Yra labai visokių daug istorijų yra, panašių ir išgyvenimų, bet būtent kažką tokio, kaip pas mane, tai neradau. Na, kaip ir kiekvienas žmogus yra individualus, yra ekskliuzyvas. Ir nusprendžiau tai įamžinti ir pasidalinti. Turbūt pasikartoju jau gal ir kelintą kartą. Tai vat, mokausi išsireikšti, mokausi bendrauti, mokausi dalintis, mokausi dėstyti savo mintis, mokausi daryti tai, kas man patinka, tai, ką noriu daryti, arba padaryti tai, ko nelabai noriu, bet ko reikalauja mano esybė, mano siela. Tai va, šita kelionė yra apie potencialo atvėrimo kelionę, kurią aš taip pavadinu. Turbūt irgi kartojasi. Ir nežinau iš tikrųjų, į ką jinai gali transformuotis, bet jeigu tau kažkiek tai rezonuoja tai, ką aš dabar papasakojau, tai junkis, stebėk mane ir galimai kažkur tai gyvenime
mes susitiksim, prasilenksim ir įamžinsime šitą kelionę kartu. Tai va. O kol kas ačiū tau, ačiū sau ir iki malonaus.